Nu tai sveiki ir vėl. Nu tai sveiki. Šiaip iš tikrųjų, kiek dabar tų kadrų filmuoju, tai gal iki 6, ką bandau pasisveikinti. Nu, sunku iš tikrųjų vėl bandyti kažko nufilmuoti po 8 mėnesių. Bet laukia 25 šilumos. Vasarą prasidėjai su Kaunu noriu pasveikinti. Ir neįmanom tam būti ir sėdėti iš tikrųjų. Tai ko nusprendžiau, kad varysim apsipirkti ir noriu nufilmuoti naują video. Nu kažkur reikia vėl pradėti, nes dabar jau tūskap nuo 0. Ir turbūt praeiti 8 mėnesių ir tiek daug įvyk per tų laiką. Bolvės pasisėjau, kas ir svarbiausia. Nu, susižadėjau, darbą pakeičiau, nu, pasitaik visim tokių dalykų. Jo bolvės ir pasėtas, dabar ramia gal laukti derliaus ir tiek būt dabar ir varom apsipirkti. Atrodo, kaip klauns išgaus su tas lapas. Nu tai va, tai tiek tų lapų. Šiaip tuok ir gradau. Bet čia pasirodė ir diplomams rašytins. Tai bus viens diplomatiškas lėktuvėlis už nepriklausomybės, kurias vadins. Turim tokius 4, tus violetinius, tai čia yra A1 format. Nu didesnių nebebuvo, tai bandysim mano sukliuoti. Parsidvinos metu, bet nieko čia būt labai malonė vaikščioti. Na, bet... Nu ir nesistap daug ko naktį neleid, nes čia daugi tokių... Nu, gryna visokių griovės ir daugių, tai... Belė kur gali ko įdėti čia tam forte Kaune 4. Tai... Nu, tiesiog ir žiūriu. Bet aš jau žinau, kad čia nebus veids, kur filmuoti, reikės iškoti kitos. Šatorioj to forte čia žiūrėjau, nu statybas vyks toks nemažas, tai statybininką darb nusileido jo pačią, nejaučiu pagalvoju, kad aš darbu vadausies, tai man šalmą iš tikrųjų ir bereikiai ir gyvatį prašliaužiu. Šalmą bereikiai būčiau gali sakyti, kad pasimkit laisvą dieną, šiandien darbą vaikiu. Tai niek tiesiog paklausiu, ar gal čia bent jau į šalį praeit pasižiūrėti, tai realiai teikite gal nueitų į to patį. Fortą neišėm patek, nes gryna nutvark patį ėjimus. Nu ir mes pagaliau atvykom į savo aerodromą. Nu, galim sakyti aerodrom, nes čia lėktuvas skraidys. Šį kadrą jūs matot pirmą kartą, bet aš iš tikrųjų čia 2 kartą vietą. Nu, nes aš kaužas, pasimiau tus popierius. Kas be ko nori reikia, bet pamiršau svarbiausias dalyk lipnius jaustis. Aš nežinau, gal galvojau, kad seilėm sukliaus tus popierius, bet... Nu, bet gavos taip, kad galvojau 2 kartą važiuoti į miestą ir lipnius jaustis pirkti. Tai dabar visko turim pasiruošti ir įdomiausias dalis pagaliau lauk, nes nu jau noriu pažyti, kaip skrasti lėktuvą. Prie to didžiausiai jau pabandys GoPro priklijuoti, nes nu ant to A4 lapų nu, net neišlaikys, nes ta GoPro pakankamai sunkiai. Tai pabandysim užklijuoti kamerą ant to didžiojo lėktuvo. Šiaip neįsivaizduoju, kokį dydį ant gausiais. Nu, bet turėtų nemažas būti. Ir žiūrėsim, gal atlaikys, o jeigu bus labai gera, gal ir paskris kokį metrą į priekį. Mažiau algų, daugiau darbų. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Galim jau pradėti pakuotis laukį ir bandyti.
Nors ne, tikriausiai reikėtų pradėti nuo to mažo lankstyti. Ir palaipsniui visus išsilankstysim iki didžiausios to popieriaus ir galėsim pradėti laidyti ant. Tai to mažo lanksto, tai nuo to pat paprasčiausiai modelį bandau, kur, kuo iki išmokau pradinės klasės, tai tuo ir dariau. To didesnį irgi noriu pabandyti tuo patį formas padaryti lėktuvą ir tų, kur turiu diplomėnį. Tai kitai jau pasižiūrėjau vien tik tutorial, ką reikėtų daryti, kad tipo geras kristants. Tai pasižiūrėsim ir tada galės palyginti, ar tas mano tradicinis metodas, kur aš moku lankstyti, ar tas mandresnis, kur tipo intik pasižiūrėjau. Pažiūrėsim, kuris toliau nuskris. Tai čia bus toks kaip eksperimentas. Taip, gerai, turim ir antrąjį lėktuvėlį ir, aš jums nesakysiu, bet manau, jūs jau supranta, daug kas mane nelabai patinka. Aš norėjau išlankstyti, kad ta mėlyna pojus būtų tuopuose, ta gražiuoji, tai dabar bus tiesiog baltas popierinis lėktuvėlis. Bet tas modelis jau yra biškį toks mandresnis, negu tas šitą paprastas. Tai galėsim palyginti, kuris toliau nuskris ir pats laiks dabar daryti pat didžiuoji. Pirmoji užduotis bus tai susiklijuoti į vieną didelį lapą tus 4 popierius ir tada jau galės lankstyti. Tai jo susiklijuosim ir tada bandysim GoPro viršaus užklijuoti. Turi lipnius juostus, net nepralaptus dar. Tai išnaudosim, manau, ir priklijuosim kamerą prie to lėktuvo. Susiklijau to lapą ir, neons labai teisė suklijau, čia navo šį pat. Bet kaip ten sako, svarbiausia, ne tikslus, o pat keliuojant, tai bandysiu aš dabar jau lankstyti ir šiaip gausis ganėtina didelis, nes mūsų iki 1,95 m, o čia ir 1,80 m gal gaunasi iš ilgiaus. Tai jau bandysim lankstyti lėktuvėlį ir žiūram, kaip seksis. Neatrodo ant steiko ant savo vilčių, bet atrodo galingas. O šiaip aš tus lapus lankščiau, tikėjausi, kad ant toks bus. Bet kai pradėjau lankstyti, pradėjo trauktis mane tas lėktuvėlis. Tai turim tuo iki šitą. Aš čia suklyvau per tas veids, nes laba plėtas ir to pat lap nelygį suklyvau, tai ir toks biški. Su visokias kampas išlindusios. Bet nekontroliuoju vietą, aš pabandyti išmesti lėktuvį ir šiaip atrodo gera visai. Mano akį atrodo nebloga, bet nežinau ar skrisim. Tai jeigu paimt palyginamą, pavyzdžiui, tas lėktuvėlis yra iš tų lapėlių sticky notes. Ir nei lavas skirs iš tikrųjų. Tas, kur darėm su tų diplomo lapų ir iš A4 formatų, tai ir šioks toks skirtams. Tai nieko galim nelaukti ir bandyti išmesti mūsų didžiuoji. O jeigu biškės turis apie tų didžiųjų lėktuvų, tai su tokia pačia forma buvau pagerinęs ir Guinness rekordus. Kinų komanda 2019, jeigu neklystu, buvau nuskridusi netgi 100 metrų su tokiu lėktuvėliu. Aišku, buvau A4 formatams, buvau tokia didžiaus ir apie 97 metrą buvo rekordas. Tai pagal mano teoriją mes darėm
4 kartus didesnį, tai minimum turėtų būti 400 metrų sono, nu iki pus kilometrų. Tai pradedam testuoti nuo to pat mažiausiai ir nežinau, ar čia reiks didelį atstumą atsistoti ir numesti, nu, tai žiūram, kiek nuskris tiesiog. Nu tai to išmetus, aš neturiu daug ko pasakyti apie nu, bet aš statau į 4 vietą, nu nes ant toks be nuomonės, ant realiai net neturi svariaus, kad normaliai skristi ir bet koks paputims, nu tiesiog, kaip medžiai lauktas nukrenta. Nu, bandom prisiminti, ką beskraidyti lėktuvą, kur mokėdavo mokyklą daryti. Nežinau, šiaip manau bus geriau negu tas žalas, nes nu, aš šiandien nedėjau daug vilčių iš tikrųjų. Tas man patik čia. Geras, originalus, paprastas ir tradiciškas būdas. Nu ir atėjo mūsų laiks išbandyti. Skraidant lėktuvą, katras ir pagamins skraidant popierinį lėktuvą. Jo, kuris jį pagamins iš popieriaus, kuris ir skirts diplomams rašyti. Abudu lankstymo principai ir geri, sakyčiau, labai panašus atsums. Tik tas gal kelias gramas sunkesnis, nu, kartas įveikdavo tolimesnę distanciją, bet šiaip iš principo abudu visai neblogas skrisdavo. Atėjo laiks mūsų debiutantų. Žinau, atrodo ne kažkas, bet ant šiaip tur svariaus, tai galimai, kad ant iš tikrųjų ir skris nebloga, tai niek nelauks, pabandom to ir išbandyti. Šiaip tas pirmas metims tai toks neblogs buvo, bet nu, iš pakalniai kalną mesti ir smukėt, tai pabandom mielą. Gal šiek tiek stipriau mesti ir pažiūrėkim, gal dar toliau nuskris. Čia ir toks tarps palikti. Tai čia pabandysiu dabar GoPro įdėti ir pabandysim su kamera išmesti ir manau turėtų atlaikyti, nes tas pats lėktuvas pakankamas sunkus ir nu, šiek tiek svariaus, gal netgi dar daugiau greičiaus pridės. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be right. Nu, anam jau ne kažkas tam šitą. Dabar ką vertinu, ons jau ir matęs visko. Nu, šiaip daug matęs, nes kaip man atrodo. Jau jeigu nuo mėstai, ons tep šitą, nu, parės, kaip bumerangs, tai aš dedu į pirmą vietą. Tai abudu dalina su antrą vietą, iš tikrųjų sakyčiau. Gal ne dėl to, kad ant tobulos formas, gal ne dėl to, kad ant sunkesnis, ant stiek nuskrida, bet šiaip gerai atrodė. Ir pridėjau kamerą, tai reikės paskiau pažiūrėti, kaip tai kadrą gavos. Tai to deda į pirmą vietą ir manau visai neblogs projektas būtų pasidaryti dar didesnį, bet nu jau normaliai ir lygiai visus kraštus užlenkus. Žinot, kaip esu pripratinu matyti normalią lėktuvėlį skraidant. Tai to išmetus, nu, atrodo ganėtina per didelis, nu, normalių aplinkų, tai biškai išgąsdint, tai išmečiau taip ir toks didelis nuskrenda. Tai jo, viskas šiam kartu. Nu, tokį buvo idėja, man visai nesudėtinga padaryti tokį video. Nežinau, gal jums irgi patinka ir žiūrės, kada vėl išės šiaip. Kitą video norėčiau vienam dideliam bokštui praleisti naktį. Tai jeigu pavyks, tai nufilmuosim ir tai būtų tam kartu ir susimatysim kitam video.